Į žygį išsiruošiau vėlai, paskubomis, o diena ėjo į pabaigą. Tad aš skubėjau pasiekti pirmos dienos tikslą – stovyklavietę. Ši vietovė man nepažįstama ir čia jau pirmą kartą. Bet kaip matėte ir toliau matysite takai pažymėti mėlynais dažais, dažniausiai ant medžių. Tad pasiklysti šansų čia tikrai mažai. Takų išsišakojimuose sankryžose kabo kryptį nurodančios lentelės su atstumais. Žygio metu praėjau kelis sraunios upės slenksčius, kur vanduo šniokštė, sudarydamas specifinę aplinkos aurą, kuri suteikė pozityvumo ir savotiškai jėgų toliau tęsti savo kelionę. Pirmą dieną praėjęs beveik 10 km pasiekiau savo tikslą – vietą numatytai nakvynei. Tačiau ežero kyšulys, kuris ir yra stovyklavietė, jau buvo statytas palapinėmis. Tad man sparčiai tamstant teko brautis per krūmus ieškant vietos įsikurti. Mano laimei nuošaliau radau puikią vietą. Kol pasistačiau palapinę, jau visai sutemo ir vakarieniauti teko jau tamsoje. Įsikūriau šalia bebro namo, kuris buvo pačioje už tų medžių ir matėsi pilno jo graužtų medžių. Dar vakare jis kartą garsiai pliaukštelėjo į vandenį uodegą, ar tai iš išgąsčio, ar tai bandydamas parodyti, jog čia jo valdos. Taip pat ir naktį bemiegant tokiu būdu buvo pažadinęs kartą. Kitą dieną po pusryčiavės traukiau toliau. Prognozavo, jog 12 valandą bus lietus, bet aš norėjau pasiekti vieną aukštumą, o iš dangaus nesimatė jokių galimų lietaus ženklų. Pasiekus aukštumą horizonte matėsi Oslo slidinėjimo centras. Kol užlipau, jau buvo po vidurdienio ir norėjosi atsikvėpti. Nugara nuo kuprinės ir geros įkalnės buvo šlapia. Iki pabaigos liko dar gabalas kelio kokie 8 km. Raudonse nemelavo, nes po to, kai dangus apsiniaukė ir ėmė po truputį lynoti.